Sveiki, norim Jums pristatyti atsinaujinusią sąskaitos 123 navigaciją, kad Jums būtų aiškiau atskirti, kur yra pagrindiniai funkcionalumai, o kuriuos galima pasiekti būtent per modulių pasirinkti. Tai kas pasikeitė? Tai pagrindiniai nustatymai išsiskleidžia nebe į apačią, o dešinėje pusėje atsiranda navigacinė juosta. Taip pat atskiriame apskaitos dalį, kurioje rasite statistiką, sąskaitas, klientų bazę, produktų, projektų sąrašus. Ir taip pat atskiriame modulių sąrašą, tai yra jūs čia matysite, šioje skiltyje matysite visus modulius, kuriuos jūs esate įsidiegę savo veikloje ir būtent kurie yra prieinami per modulių skiltį. Tai šioje vietoje jums tikimės, kad bus aiškiau surasti, kaip atrasti tuos funkcionalumus, kur yra jų nustatymai, tai būtent indikuos modulių dalį. Čia ir galėsite atlikti veiksmus susijusius su žemiau pateiktais jūsų įsidiegtais moduliais. Taip pat, kas pasikeitė, turintiems automatinį mokėjimų įskaitimą, nuo šiol sąskaitų sąraše viršuje jūs matysite juostą SIP paskutinis atnaujinimas ir bus jums patikslinta, kad pateikti paskutiniai 5 mokėjimai, kurie buvo sudengti su sąskaitomis. Tai bus jums lengvesnė navigacija, lygiai taip pat paspaudus ant įvykių istoriją būsite nukreipti į pagrindinį įvykių istorijos langą, kur bus pateikti visi jau sudengti periodo mokėjimai. Tai tikime šie pakeitimai, atnaujinimai padės jums lengviau susigaudyti mūsų sistemoje, o kilus klausimams ar neaiškumams būtinai kreipkitės.